Dimas ryšasi su Romos katalikų bažnyčios pastatymu. 1514 metais Barbora Pečkaitė savo mirusio brolio Petro atminimui įsteigė parapiją ir užrašė jai pusę greta esančio Saločių dvaro žemės bei miško. O kai be ryškesnių fiksuotų datų negalime išsiversti, tai ir sakome, Saločiams 500 metų. Gal solidžiau būtų sakyti 500. Žinai, Asta, pusė tai pusė, bet žingsnis po žingsnio bus ir visas 1000. Ir tikėkime, kad dar ir tada tekės mūša, čia gyvens tokie pat gražus, darbštus žmonės, kurie mylės šitą kraštą, puoselės ir neleis jam nunykti. Graži mūsų mūša, garsėjusi ne tik dideliais pavasarių, bet ir vasarų potviniais. Prie gražių upių gražus miestai, pridurkim ir dideli miestai. Mūsų Saločiai visada buvo, yra ir bus didelis miestelis, miestas. Gerbiami svečiai, kviečiu visus atsistot ir skambant Lietuvos himnui pakelt Lietuvos vėliavą ir paskelbti šventės pradžią. Ačiū. Sveikiname visus sugrįžusius į Saločius. Sveikiname visus gyvenusius ir gyvenančius šiame krašte. Ir dar ir Antaninės gaivi 3 dienų jaunos vasaros šventė. Tik širmuliuoja visas miestelis, visi pakraštėliai, tik kvepia ir Pinavijos, ir Apynės. Žinau, kad tau ko gero labiau Pinavijos patinka, man labiau Apyniai. Bet dabar mes ne apie tai, aš manau, kad reikėtų pakviesti Saločių seniūną Antaną Mašalą, kad jisai iškilmingai paskelbtų mūsų šventę, jos pradžią. Gerbiami šventės dalyviai, Jūsų ekscelencinė Panevėžio vyskupė, gerbiamas Seimo nariai, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus pavaduotojo, brangus kraštietį, mėly svečiai. Šiandieną mes šventę pradėjome miestelio aikštėje. Iškėlėme trispalvę, kurią miesteliui padovanojo bažnyčios klebonas gerbiamas Jonas. Už tą dovaną jam esam labai dėkingi. Tai vėliava nepaprasta, tai vėliava 2 kart didesnė. Tokios vėliavos plevėsuoja tik Gedimino pilies bokšte Vilniuje. Tai dabar plevėsuos Saločiuose. Tik mes jau sprendžiam, kad tas mūsų stiebas jau biškį pasenęs, tai spręsim įsigyti geresnį, šiuolaikinį, aukštesnį stiebą pagal tokią vėliavą. Mėly svečiai, šiandieną į Saločius atėjo tikrai didelė šventė ir saulė pasirodė, mus pasveikino ir lėktuvai pasveikino, tai tikrai šventė prasideda. Todėl aš visai ilgai nesiplėsdamas skelbiu šventės pradžią. Paplokime visi. Aš manau, tokiai gražiai šventėjai
ją pradėjo nuostabus kariūnų choras, bet tam, kad tai būtų iš tikrųjų šventė, rimta šventė, reikia taip išdūšios driokstelt iš kažko tokio rimto, galingo, kad girdėtus ir Bauskė, ir Panevėžy, ir ko gero garsas nueitų iki pat Kauno ar net Vilniaus. Taigi norime pakviesti, išbandyti patrankos konstruktorių, seniūnijos darbuotoją Donatą Prėną. Prašom. Kas dar nematė ir negirdėjo, kiekvienas tikras miestas turi tikrą rimtą patranką. Jis stovi priešais jūs ir tuoj mes pabandysim patrankos salvėm paskelbti šventės pradžią. Pirmojo šūvio garbė ir tai bus salvė. Pirmą salvę mes pagerbsime Saločių krašto žmonės, kurie 500 metų statė, puošė ir globojo šitą nuostabų kraštą. Pagerbsime tos žmonės, kurių nei veidų, nei vardų neatsimename, bet esame tas, kas esame. Saločių parapijos kleboną Joną Tamošiūną. Antrą salvę skiriame žuvusiems visuose karuose, kuriuos likimo ranka juos buvo nubloškusi. Salvė už žmonės, kurių kauleliai išblaškyti po visą pasaulį. Salvė už mūsų tėvus, vyrus, brolius, kurie neišdavė, kuriems Lietuva, gimtoji žemė, gimtasis kraštas, buvo aukščiausia vertybė ir kelrodė žvaigždė. Trečiosios salvės garbė kviečiame Seimo narį Antaną Matulą. Prašom. Trečia salvė. Už Saločių krašto tremtinius. Nuo Krasnojarsko iki Laptevo jūros. Nuo Kazachstano iki amžino įšalo žemės. Nuo Altajaus iki Norilsko. Salvė už žmonės, kurių didžiausias nusikaltimas buvo meilė Lietuvai. Už tautą, kurią 1000 metų bandė užkariauti, bet nugalėti nesugebėjo niekas. Salvei norime pakviesti mero pavaduotoją Povilą Balčiūną. Ketvirta salvė. Už šių dienų salotiškius. Už tuos, kurie čia gyvena, už tuos, kurie puoselėja, gražina ir garsina savo nuostabų miestelį. Už tuos, kurie išsibarstė po visą pasaulį, bet nepamiršo savo gimtinės. Penktai salvei kviečiame Saločių seniūnijos seniūną Algimantą Mašalą. Penkta salvė už Saločių miestelį, už jo klestėjimą, už šlovę, už tai, kad atėjus laikui atšvęstų ir 1000 savo jubiliejų, už tai, kad viešpats globa ir palaima niekada nenusisuktų nuo šito krašto. Gerbėmieji, šventė oficialiai pradėta. Na, o kokia šventė be svečių ir visą šią dieną su mumis lankosi garbingas svečias, jo